Mūsų asortimentą sudaro unikalus produktas skysta spirulina, spirulina platensis lakšteliais, ta pati spirulina platensis sumalta ir sukapsuliuota kapsulėse ir sveikas užkandukas, ypač tinkantis vaikams, tai yra ananasai su spirulina. Norime pristatyti jums unikalų produktą skystą spiruliną. Kadangi esame vieninteliai augintojai Lietuvoje, galime patiekti į rinką tokį produktą kaip skystą spirulina. Jinai 10 kartų geriau pasisavinama organizmą negu miltelių, tablečių arba kapsulių pavidalu. Skystos spirulinos turime net 5 produktus. Tai yra unikalus tuo, kad jisai įsisluoksniuoja. Sekantys 4 produktai skystos spirulinos yra pritaikyti pagal amžiaus ir judėjimo grupės. Vaikams, sportuojantiems, moterims dėl grožio ir seniorams. Skystą spiruliną patartina gerti po šaukštelį, užgeriant šaltu vandeniu. Galime tiesiog pasidaryti stalo vandenį arba tiesiog įsipilti į gertuvę ir naudoti dienos eigoje. Skystą spiruliną gali naudoti netgi ir nėščios moterys, žindančios mamos arba maži vaikai. Džiovinta spirulina tai yra ta pati skystos spirulinos biomasė, tiesiog jinai yra nebrandinta fruktozė, o surinkta, gerai perplauta, plonų sluoksnių padžiauta ir surinkta. Kodėl spiruliną būtina perplauti gerai ir dideliu kiekiu švaraus vandens, kadangi ant lakštelio tuomet matosi mūsų tiek kokybė, tiek brokas. Ant mūsų lakštelio pamatysite tik tai kokybę, kadangi lakštelis yra švarus, mėlynos spalvos, ką tai parodo, kad mūsų spirulinoje labai daug mėlynojo pigmento figocianino, o tai yra pačios spirulinos kokybės markeris. Kadangi mūsų spirulina platensis yra labai aukštos kokybės, jinai neturi nemalonaus poskonio, kaip visos kitos randamos rinkoje. Jinai yra malonaus skonio, kvapo ir nesijaučia nei druskų, nei kitų šalutinių produktų. Pristatome dar vieną mūsų produktą, tai yra spirulinos platensis kapsulės. Kodėl yra kapsulės? Kadangi tai yra ta pati spirulina lakšteliais, natūrali, be pridėtinių medžiagų, sukapsuliuota į veganiškas kapsulės, kapsuliuojama rankiniu būdu, kad nereikėtų pridėti priemaišų. Vienoje kapsulėje yra 610 mg grynos spirulinos platensis ir užtenka tik vienos kapsulės per parą. Dar vienas produktas, kurį norėtume pasiūlyti, tai yra ananasai su spirulina. Kadangi jisai gausus ląstelienos, padeda virškinimui ir tai tiesiog sveikas užkandukas ryte arba prieš pietus. Ananasai su spirulina tinka vaikams, vietoj saldumynų, vietoj guminukų, tai tiesiog sveikas, skanus užkandis.